Redermalizacija su gintaro rūgštimi yra injekcinė atjauninimo procedūra, kuomet skatinama ląstelių atsinaujinimas, gerinama odos kokybė bei stabdomas odos senėjimas. Gintaro rūgštis veikia kaip galingas antioksidantas ir ląstelių energijos stimuliatorius. Tai yra natūraliai mūsų organizme randama medžiaga, kuri dalyvauja ląstelių energijos cikle. Kadagi rinkti šią procedūrą? Kuomet pajutote, kad odos tonusas sumažėjęs, jie atrodo pavargusi, papilkėjusi, galbūt laukia svarbi šventė, efektą gausite tikrai greitai. Ši procedūra puikiai tinkama pacientams, kurie nori užsiimti prevenciją prieš senėjimą, tai drąsiai jau nuo 30 metų amžiaus. Jeigu pastebite pirmasias smulkias mimikos raukšleles, pajutote, kad oda tapo sausesnė, pacientams sergantiems tam tikromis odos ligomis, kaip akne, rožinė, pas akne likusios dėmės randeliai, padidėjusi uždegiminė hiperpigmentacija odoje. Nesuklysite, jeigu rinksite šią procedūrą po ilgų atostogų saulėtose vietose, kai persirgote tam tikromis ligomis ar pajutote didelį stresą ir oda atrodo nualinta. Ši procedūra puikiai tinkama tiek veido, tiek ir dekoltė, kaklo bei plaštako odos kokybės gerinimui. Dažniausiai yra rekomenduojamos 3-4 procedūros kas 2-3 savaitės. Ši procedūra yra efektyvus ir saugus variantas net ir jautrią odą turintiems pacientams.